tokius kursus, kuriuose mane supažindins su tuo, kas yra jų muziejuje. Muziejininkai turėtų džiaugtis, kad atvežame ekskursijas, nes turistai perka bilietus ir muziejų palieka nemažus pinigus. Lietuvos žinioms sakė gide dirbanti Vilnietė Irena, kuri nepanoro, kad būtų skelbiama jos pavardė. Anot gidės, į kursus ji užsiregistravo, sumokėjo reikalavimus 30 eurų, bet nesužinojo nieko nauja. Lietuvos gidų sąjungos prezidentas Linas Daubaras Lietuvos žinioms patvirtino, kad yra daugiau muziejų bandančių gidams organizuoti mokamus mokymus. Tai jam taip pat primena muziejininkų pasipinigavimą, nors oficialiai skelbiama, kad per kursus norima gidus supažindinti su naujausiais eksponatais, kitomis naujovėmis. Valstybinis turizmo departamentas, jo turizmo veiklos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Laura Bieliauskienė pripažino, kad departamentas iš tiesų sulaukė iš Lietuvos gidų sąjungos ir gidų gildijos skundų dėl kai kurių muziejų akreditacijų, mokymų tvarkos ir įkainių pasikeitimo prasidėjus turizmo sezonui. Departamentas, kurį ėmėsi iniciatyvos padėti gidams aiškintis teisės aktus, reglamentuojančius akreditacijų, mokymų muziejuose tvarką. Kreipėmės į Kultūros ministeriją dėl gidų veiklos teisinio reglamentavimo muziejuse ir informavimą apie turizmo įstatymą numatytą gido veiklos reglamentavimą bei gido paslaugų teikimą Lietuvoje, sakė jie. Anot Bieliauskienės, iš Kultūros ministerijos gautame atsakyme minima, kad muziejai vadovaujasi muziejų įstatymų bei muziejų nuostatais, pagal kuriuos gidų akreditavimo, atestavimo tvarka rengiama vadovaujantis Kultūros ministro įsakymų. O teisė patvirtinti mokamų paslaugų tvarkai įkainius yra patikėta patiems Kultūros ministerijai pavaldiems muziejams. Bandydamas įspręsti nesutarimus, šiandien turizmo departamentas rengia gidų, aplinkos, kultūros, ūkio ministerijų, kultūros paveldo departamento ir valstybinės saugomų teritorijų tarnybos atstovų susitikimą. Gidai pasijuto reketuojami, skelbia Lietuvos žinios. Virtaliuot! Puslapiai. Įdomiausios publikacijos išsamei. Šurmulys dėl butų biurų, o dabar ir viešbučių Vilniuje jau kurį laiką kalbama bent apie 10 naujų projektų. Ir nors jie bus įgyvendinti tik po 2, 3 ar net 4 metų, žinomų prekės ženklų valdytojai skuba pranešti sukeltę rankomis su vystytojais. Šie net ir neslėpia, kad susidomėjimų sulaukia itin daug, pastebi verslo žinios. Jau žinoma, kad